Šalia Jėzaus yra du nusikaltėliai. Vienas iš jų šaukia, išgelbėk save ir mūsų išgelbėk. Vargšas žmogus. Visą gyvenimą jis kovojo, kad išgyventų, kad kažką pasiektų, kad užimtų vietą pasaulyje ir net dabar mirties akivaizdoje jis mąsto taip pat kaip visada. Jisai mąsto apie Dievą, kurį pats savo sukūrė, kuris turėtų įrodyti savo galią, parodyti jėgą, nugalėti. Jis nesuprato net paskutinę akimirką to, ką suprato šventas Pranciškus Asyžietis. Sakydamas, mes laimime pralaimėdami, gauname duodami, gyvename mirštant. Ne, tai nereiškia, kad Jėzus siūlo gyvenimą silpniesiems ar naiviems. Priešingai. Evangelinis kelias yra skirtas stipriesiems, drąsiesiems, tiems, kurie išdrįsta svajoti apie kitokį pasaulį, kurie pajėgia suvaldyti savo prigimtinį kovok, turėk instinktą ir paversti į tarnystę bei dalyjimusi. Piktasis nusikaltėlis miršta piktas ir tuščias. Visą gyvenimą jis kovojo tik dėl savęs ir pabaigoje neturi nieko. O Jėzus nuogas ir vargingas turi viską. Tėvą, meilę, kurią dovanoja iki galo. Gyvenimą, kuris bus stipresnis už mirtį. Antrasis nusikaltėlis tai suprato. Jis mato, kad šalia jo miršta ne pralaimėjęs, bet karalius, miršta Dievas, kuris myli iki galo. Ir jis kreipėsi į vardu, Jėzau, kaip į draugą. Jis suvokė, kad pats niokojo savo gyvenimą, gyvendamas tik savo 3 kryžiai, bet tik viena mirtis kitokia ne kitos. Ir štai lemiamas momentas. Jėzau, prisimink mane. Tai šauksmas žmogaus, kuris pagaliau pasiduoda meiliai. Ir Jėzus atsako, šiandien būsi su manimi, šiandien, ne rytoj, ne tada, kai pasitaisysi, šiandien Dievo dabartis. Nesvarbu, kas tu buvai vakar. Gal dėl savo egoizmų sugriovei šeimą, gal savo elgesio nužudei kitų širdis. Gal sužalojai pat save, nesvarbu. Šiandien tu gali keistis. Šiandien tu gali įeiti į jo karalystę. Šiandien tu gali atgauti naują, skaidrų amžiną gyvenimą. Viskas priklauso nuo mūsų. Ar iki galo laikysimės seno gyvenimo būdo, pavargę, nelaimingi, įsikibę praeities mąstymo? Ar pagaliau pasirinksime Jėzaus kelią? Vienintelį tikrą kelią vedantį į amžinąją laimę. Palaiminto jums sekmadienį.